Sveikinu visus su mūsų naujienos išėjimu. Tai mūsų 3 papildų linija Focus Up, Stress Less ir NeuroChill. Šitie papildai yra apie fokusą, ramybę ir mentalinę, tą mūsų tokią psichologinę sveikatą. Tai šiais laikais mes tikrai gyvenam labai įtemptą gyvenimą ir ko pasekoje yra daug apatijos, depresijos, streso. Tai yra šių laikų realiai kasdienybė ir nuo to kenčia kas antras žmogus. Tai stresas, mūsų tas foninis stresas, staigus stresas, jis mus išmuša iš vėžių ir ko pasekoje pas mus ir mažėja mūsų produktyvumas. Bet tai nėra norma ir Joy pristatė mums į pagalbą 3 papildus, kurie yra pagaminti Prancūzijoje. Jų sudėtis, natūralios sudėtis yra surinktos ekologiškoje vietoje. Ir tai yra tikrai premium lygio papildai. Tai apžvelkime dabar kiekvieną iš jų. Taigi, pirmas papildas tai yra pas mus Focus Up. Tai, žinot, kartais nori spėti viską per dieną, laiko visada trūksta ir mes jaučiame tą tokį išsekimą, nuovargį ir galiausiai negalim susifokusuoti ir nepadarome nieko. Tai būtent Focus Up yra papildas skirtas padidinti mums koncentraciją, pakelti energijos lygį ir padidinti protinę ištvermę. Taip pat jis labai gerai gerina atmintį. Tai jeigu jūs gyvenat tokį gyvenimą ir jums sunku kartais koncentruotis, tai šitas papildas skirtas būtent jums. Tai kas gali naudoti Focus Up? Tai žmonės, kurie dirba tokį didelio tempo darbą, kur nuolatiniai stresai, gal kažkokie vadovo pozicijoje, kur reikia būti visą laiką fokuse ir įtemptam, kas mokinasi, galbūt tai studentai, galbūt šiaip žmonės, kurie pastoviai tobulėja, kurie kūria, kuriems reikia to įkvėpimo ir jie nenori prarasti nei minutės dienoje, taip pat kurie pavyzdžiui, augina vaikus ir mums pastoviai mamytėms reikia būti, atrodo, visur ir vienu metu, tai vat, kas gyvena tokiam daugiafunkciniam režime. Ir aišku, tiems, kuriems jau yra virš 40 ir mes pastebim, kad kartais pas mus šiek tiek šlubuoja ta mūsų atmintis. Dabar apžvelgsime trumpai sudėtį. Tai ką mes čia turim, tai yra Cognivia, tai yra patentuotas 2 šalavijų ekstraktų aliejus, kuris yra tikrai toks novatoriškas kompleksas, padedantis padidinti atmintį, dėmesį ir protinę ištvermę. Taip pat Radiolife, tai taipogi patentuotas ekstraktas, kuris pasižymi taip pat adaptogeninėmis savybėmis. Padeda sumažinti nerimą, gerina nuotaiką, atsparumą stresui. Gotu kola, tai yra labai gerai žinoma pasaulyje ilgaamžiškumo žolė, kuri gerina mūsų kognityvinės, protinės funkcijas, gerina atmintį, nuotaiką. Ženšenis, kuris yra vienas iš geriausių ir vertingiausių vaistinių augalų pasaulyje, taip pat gerina atmintį, nuotaiką ir padidina protinį aktyvumą. Tai Focus Up, tai yra, nepaišykit prašau ant prezentacijos, yra papildas švarus, saugus ir efektyvus. Jame nėra dirbtinių priedų, nėra GMO ir jis nesukelia priklausomybės, tad tinka vartoti kasdien.
Taigi apžvelkime, kaip mes jį naudojame. Tai mes geriame 1-2 kapsules ryte, valgymo metu arba po valgį, užgeriant stiklinę vandens. Rekomenduojame mes pradėti nuo 1 kapsulės, pasitestuoti, pasižiūrėti poveikį. Jeigu žiūrim, kad norėtųsi stipriau, tai galime pradėti gerti po savaitės ir po 2 kapsulės. Tai minimalus kursas pas mus yra 4 savaitės, o optimalus 6-8 savaitės. Taip pat rekomenduojame padaryti pertrauką tarp kursų 2-4 savaitės. Reikia atkreipti dėmesį tiems, kas geria kofeiną, naudoja kofeiną, kavą ar kitus papildus, tokius stimuliantus, pavyzdžiui, kaip Burnmaxas pas mus ar Drain Boosteris. Tai aišku, čia viskas yra labai individualu, bet pradžioje reikia atskirti ir palikti bent kelių valandų skirtumą tarp tų papildų, kad negerti visko iš karto, bet tikrai žinau, kad yra tie, kurie gali ir kelis puodelius kavos iš karto išgerti, ar stiprius espreso. Tai vėlgi žiūrim individualiai ir prisitaikom savo reikiamą dozę ir tarpą su kitais papildais. Sekantis yra pas mus Stressless. Tai yra apimybė dienos metu. Noriu čia pabrėžti, būtent dienos metu. Tai papildas, kuris padeda mums išlikti ramiam, kai yra pas mus toks foninis stresas, kai mes atrodo atsikeliam ir jau kažkoks nerimas, jau kažkoks stresas ir būtent Stressless padeda mums ramiau reaguoti ir ramiau pragyventi dieną. Tai jis mažina stresą, ramina ir gerina mums nuotaiką, bet tuo pat metu jis lieka pas mus emocijos ir nėra mieguistumo. Tai Stressless tinka žmonėms, kurie turi įtemptą grafiką, didelę atsakomybę, patiria nuolatinį tokį nuovargį, nervinę įtampą, kenčia nuo nerimo ir ieško būtent pagalbos, kaip dieną praleisti geram prote, kaip sakant, ir ramioj sieloj. Sudėtyje pas mus yra ašvaganda, tai turbūt jau daug kas girdėjo apie ašvagandą, tai yra labai populiarus adaptogenas, kuris mažina mums kortizolio kiekį, to streso hormono kiekį. To pasekoje mažėja stresas ir gerėja mūsų psichologinė sveikata. Toliau dar vienas natūralus raminantis neuromediatorius yra pas mus liposominė GABA. Tai atsipalaidavimas be mieguistumo, kaip ir minėjau, padeda šalinti įtampą, bet tuo pat metu jūsų nemigdo ir neslopina emocijų. Radiolife taip pat natūralus adaptogenas, kuris gerina nuotaiką ir padeda sumažinti nerimą. Taip pat Stressless pas mus turi liposominės B grupės vitaminų kompleksą. Jau mes žinome, kas yra B grupės vitaminai, kad jie pas mus reikalingi mūsų nervų sistemai, emociniai pusiausvyrai ir energijai. Tai kovoja su nuovargiu ir tuo pat metu suteikia mums energijos. Taigi Stressless tai ramybė viduje visą dieną. Naudojimo būdas – gerti po 1-2 kapsulės ryte valgymo metu arba po valgio, užgeriant stiklinę vandens. Rekomenduojame mes pradėti taip pat nuo 1 kapsulės per dieną, prireikus, jeigu jaučiat, kad norėtųsi dar daugiau tos ramybės, galima po savaitės padidinti iki 2. Minimalus kursas 4 savaitės, optimalus 8. Rekomenduojama pertrauka tarp kursų 4 savaitės. Ir trečiasis yra NeuroChill. Tai NeuroChill yra vakarinis papildas
geram miegui. Tai jis mažina mums kortizolį, stresą, nerimą. Žinot, kartais taip užsilakstai visą dieną įtampoje, o po to atsiguli lovą ir vartaisi, negali užmigti. O ir miegas būna labai toks neramus, mes bundam. Tai vat NeuroChill leis mums išsimiegoti gerai ir svarbiausia kokybiškai ir jaustis ryte pailsėjus. Tai NeuroChill skirta žmonėms jaučiantiems nuolatinę įtampą, nuovargį, kenčiantiems nuo nemigos, gyvenantiems didelio streso gyvenimą ir tiems, kas nenori griebtis vaistų, o nori natūraliu būdu pagerinti savo miego kokybę. Čia sudėtyje mes turime Serenzo, tai yra patentuotas ingredientas iš saldžiųjų apelsinų, kuris mažina mums streso ir nerimo lygį. Taip pat mes čia turime Lactium. Lactium tai yra patentuotas ingredientas, kuris taipogi yra randamas, yra mamos piene, kuri žindydama vaiką jį migdo. Tai yra įrodytas faktas. Tai taipogi ir mes gerdami NeuroChill atsipalaiduojam, nurimstam ir gerai užmiegam. Noriu čia atkreipti dėmesį, kad šis ingredientas gaunamas iš hidralizuoto kazeino pieno baltymo, tad kas netoleruojat laktozės, atkreipkite dėmesį, bet čia yra jo mažiau negu 1%, todėl net žmonėms, kurie iš tikrųjų netoleruoja laktozės, šitas papildas gali būti tinkamas ir organizmas gali netgi nesureaguoti į tokį mažą kiekį laktozės. Taip pat mes turime čia auksinės šaknies ekstraktą, kuris netgi padeda mums numesti svorio. Kodėl? Nes kai organizmas jaučiasi ramus, pas mus nėra to noro valgyti, nes jis labai glaudžiai susijęs būtent persivalgymai su nerimu. Taip pat melisos ir pasifloros ekstraktas, kurie irgi ramina ir atpalaiduoja mus. Taigi NeuroChill taip pat yra be dirbtinių priedų, be GMO, nesukelia priklausomybės ir tinka kasdieniniam vartojimui tiems žmonėms, kam yra svarbu miegoti kietai. Taigi naudojimo būdas - gerti po 1-2 kapsules valgio metu vakare, užgeriant stiklinę vandens. Rekomenduojama taip pat nuo 1 kapsulės, esant poreikiui, po savaitės galima pridėti dar 1 kapsulę. Tai minimalus kursas 4 savaitės, optimalus 8-12 savaičių netgi. Rekomenduojama pertrauka tarp kursų yra 2 savaitės. Taigi, reziumuosim dabar viską. Tai Focus Up tai yra fokusuoja mus daugiafunkciniam režime dienos metu, gerina koncentraciją bei atmintį. Stressless apsaugo nervų sistemą dienos metu, leidžia nepasiduoti visokiausiams išoriniams dirgikliams ir neįtakoja jūsų nuotaikos bei darbingumo. NeuroChill visiškai atpalaiduoja nervų sistemą ir padeda organizmui pilnavertiškai pailsėti. Nors kiekvienas šitas papildas, kaip tik ir turiu viską jau rankose, gali veikti visiškai savarankiškai, bet mes turime 2 kombinacijas, kurias galime padaryti iš šitos trijulės. Tai kombinacija numeris 1, tai yra Focus Up ir NeuroChill. Tai jeigu jūs norite dienos metu palaikyti fokusą, koncentruotai dirbti, padidinti tą protinį tokį darbingumą ir sumažinti stresą ir nerimą vakare ir gerai išsimiegoti, jums tiks kombinacija numeris 1 iš Focus Up ir NeuroChill. Jeigu jūsų gyvenime tikrai yra labai daug streso, tiesiog jūs nuo ryto iki vakaro jau negalite atsipalaiduoti, jaučiat tą nervingumą tokį, tai Stressless ir NeuroChill būtent šita kombinacija, kuri jums leis atsipalaiduoti
ir dieną, ir taip pat miegoti gerai vakare. Tai linkime jūs puikios nuotaikos bei harmonijos ir balanso jūsų gyvenime. O dabar, jeigu turite klausimų, tai mielai atsakysiu. Jeigu buvo kažkas neaišku. O galima visus 3, tarkim, vartot? Negalima. Negalima, nes Focus Up ir Stress Less, jie kaip ir tarpusavį nedraugauja. Jie abu yra rytiniai papildai, tai arba mes fokuse norim būti, arba mes norime jau ramybės tos, jeigu yra foninis toks stresas visą dieną. Ir su šitais dviejais mes galime jau derinti neuročilą nakčiai. O tarkim, daleiskim, gerai, turi tuos 3, gali vieną, pavyzdžiui, tuos 2 rytinius, vieną rytą vieną gert, kitą rytą ne. Ar geriau pabaigti kursą ir tada kitą naudoti? Taip, ašgi visgi rekomenduočiau ir kompanija rekomenduoja pabaigti, pasidaryti porą savaičių pertrauką ir tada galime jau imti, tarkim, kitą kombinaciją. Ačiū. Tai dar pridėsiu, kad šitie papildai veikia ilgalaikiai perspektyvoj, bet irgi prie to paties klausimo, nors jau mūsų partneris pažymi, kad nuo 1-2 piliulės jaučia efektą, bet tai nėra toks, kad išgėrei Focus Upą ir gavai boosterį iš karto tai dienai. Mes turime gerti nuolatos ir atsiranda tas toks kaupiamasis poveikis ir mes pradedame jaustis gerai ilgalaikiai perspektyvoj. Tai būtinai pragerti kursą.